atvykom pas tave. Girdėjom, kad laišką rašei apie svajonę, taip? Ir mes pasidalinom su savo partneriais įmonė Venipak tavo svajonės laiško ir jie nusprendė išpildyti tavo svajonę. Išsiaiškinom už durų, kaip veikia viskas. Tai o čia yra, tai yra tau, mūsų taškas ir žinai, kad mes vila šalia, ne? Daug laiko praleidžiam kartu, tikrai labai norėjau tau, kad ta diena ateitų kuo greičiau ir jinai ne tik kad atėjo, jinai atvažiavo. Taip, video įrašiuką tau padarėm, kuris įsiunčia tau linkėjimus. Areta, aš atsiprašau, negaliu sudalyvauti jo įteikime, bet perduodu didžiausius linkėjimus. Linkiu visko ko geriausio ir kad tu gerai praleisim laiką ir kad tu džiaugtumėsi tą dovaną. Stipriai apkabinu ir pasimatysim neužilgo. Viso geriausio. Šventėse dalyvavo, ne ir mokyklos, ne savaitės nepaėjo. Jis su tokia lyga atvažiavo, aš už galvos samus, aš sako, aš niekaip nesuprantu. Taip ir gavas, tas atsirado pas mus kusuliuks, man jisai nepatiko ir jai labai pradėjo kojas silpnėti. Jin vedžiodavo šuniuką ir jau jin nebeužlipdavo laiptais, sako, man reikia pailsėti, labai skauda. Tad važiavam pas gydytojas, pamatė, kad labai blogi kraujo tyrimai, įsiuntė į Šiaulius. Šiauliai nebenorėjo mums atgydyti ir iš karto į Vilnių atsiuntė. Ir diagnozavo leukemiją. Na, iš tikrųjų, tokie renginiai, aš netikėjau, kad čia taip gali vykti. Pasiskambiname su šeimos nariais, pasišnekam ir su draugais. Nepatikėsit, čia tokie vyksta fondai ir tos dovanos. Tiek daug jūs vaikams padedat, nuo mūsų tėvų pusės jums didelis ačiū. Būkit tokie stiprus ir nenuleiskit niekados rankų. Tėveliams visą laiką pasišnekėtų su vaikais. Kiekvieni tėvai vaikams yra psichologai. Jie savo vaiko žino, o vaikam didžiausia sėkmės. Svarbiausia, kad jie eitų tas galvytės aukštyn iškeltų ir kad jie tikrai tokiom ligom nepasiduotų. Ir tikrai negalvoju, kad Lietuvoje tiek daug vaikų yra sergančių. Kol čia neatvažiavau. Ačiū Venipak už užpildytą svajonę. Labai malonu, labai smagu. Mes šalia. Tikrai, manau, jaučiat, žinot? Jaučiu, tikrai. Eikš į glėbį. Ačiū jums, kad jūs tokia esate. Iš viso. Namus jums gydo.